rado biologas ir piliakalnių tyrinėtojas Darius Stončius. Netrukus archeologai patvirtino, kad tai tikras piliakalnis su senovės gyvenvietė. Piliakalnis įrengtas atskiroje aukštumos kalvoje. Jo aikštelė ovali apie 17 metrų ilgio ir 15 metrų pločio, šlaitai statūs, siekia 6-8 metrų aukščio. Šiaurinėje pusėje nuo aukštumos jis skiria maždaug 10 metrų pločio griovio pėdsakų. Tie įtvirtinimai padėjo apsaugoti nuo galimų užpuolimų. Archeologai nustatė, kad piliakalnis ir aplinkiai buvusi gyvenvietė datuojami 1 tūkstantmečiu po Kristaus. Į pietus, vakarus ir rytus nuo piliakalnio apie 2 hektarų ploto papėdės gyvenvietė. Joje rasta papėdos keramikos, medingo gabalėlių, šlako ir kitų radinių rodančių, kad čia gyveno ir dirbo senovės baltų bendruomenė. 2017 metais Užušalių piliakalnis su gyvenvietė buvo oficialiai įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Archeologų teigimu, tokios senovės gyvenvietės Ukmergės krašte yra gana retos, todėl šis atradimas labai svarbus pažįstant regiono ankstyvąją istoriją. Šiandien piliakalnis apaugęs mišku ir nėra lengvai randamas, tačiau išsaugojo savo autentišką formą. Iš tikrųjų, informacijos tikrai ganėtinai mažai apie jį kol kas. Matyt, laikui bėgant gal atsiras papildomai kažkas tai. Kur guminiai? Ai, va. Čia. Nu, eime, nežinau kur. Čia kaip ir šaudyklos medžiotojų. Kažkur vat toj pusėj tas piliakalnis. Bandom eiti. Ai, čia takelis eina. Einu takeliu. Gal ir žvėrių. Ko gero mes ir priėjom tą piliakalnį. Kaip suprantu, čia jisai ir yra Užušilių piliakalnis. Tiek reikia užlipti bent jau. Aišku, čia užlipimo sunkiai nerasti. Nu, panašu, gal forma. Kad čia yra piliakalnis. Štai kaip atrodo jie, kai apželia. Tai net toli nesimato, ilgės iki pažastų.
Labai gerai. Įtariu, čia jis ir yra. Čia ko gero turim urvą. Ir jisai turėtų būti visas su urveliais. Labai patogu čia gyvūnėliam gyvent, nieks nevaikšto, nieks netrukdo. O man čia yra kliūčių ruožas, nes neaišku, kur kas nueina. Skrist. Nežinau, ar verta, nes miške, aišku, ąžuolas gražus, bet kai iškelia apart šakų ir žalumos daug nematai. Blemba, čia kažkur į urvą neįsmukus būtų labai smagu. Nu, grįšiu į namus, pasidomėsiu daugiau šito piliakalnio. Jo, statai šlaitai status. Iš tikrųjų labai užneša. Net neužneša. Kad čia piliakalnis tai faktas yra. Ten nuolydis, urvas kažkieno irgi nemažas. Jo. Rimtas čia. Apleistas objektas. Piliakalnis Užušilių. O toksai yra vasaros lankymų minusas, kad tu praktiškai nematai, kur kojas statai. Ypač ant tokių apleistų piliakalnių. Na, bet tarkim, kas liečia piliakalnius tokius va būtent apleistus, tai man jie patys gražiausi. Ąžuolai. Wow. Gražu. Na ką, būk sveikas, Užušilių piliakalnį.